Šiame turnyre net ir tai jam netrukdo rinkti po 11,5 taško ketvirtfinalėje ir pusfinalėje. Na, o dabar atidaryta ir finale sąskaita. Pirmasis Jono taškas baudos metimu. Antrasis metimas taip pat taiklus. Apskritai, vakarykštė dvikova buvo vienas nuostabiausių renginių, koks gali būti krepšinio aikštelėje. Ir, sakykime, tas būdas, kuris leido Vitorijai žaisti gerai, buvo bandymas greitinti žaidimą. Mačiulis! Janas Mačiulis. Ajonas. Atgal Mačiuliui, šis iš toli atakuoja ir gongas skelbiantis atakai besibaigiantį laiką nesutrukdo Jonui pelnyti dar 3 taškų. Julas, 2 varžovų gynybą įveikia Mačiulis iš toli, 3 taškai. Janas Mačiulis savo sąskaitoje turi jau 11 taškų.